Tai Modesta, matome emocijas, ašaras, ar džiaugsmo, ar liūdesio? Tai yra emocinių karuselių ašaros, nei džiaugsmo, nei liūdesio. Tiesiog emocija susikaupusi per šitas pastarąsias 2 dienas. Tiesiog su kaupu užsiliejo per kraštus. Niekur nekėliau jokias socialinės medijas, ką teko patirti šitas 2 dienas būnant čia. Ketvirtadienį vakare atskridome čia. Penktadienį ryte atsikeliu, mano dešinis kelias ištinės kaip arbūzus. Pait negaliu. Žinoma, pirmas emocijos tai, kad pliupau į ašaras. Čia gal buvo 6 ryto, nežinau. Atrodo ir vėl, kodėl man? Kodėl šį sezoną viskas turi būti taip sudėtinga. Penktadienį kineziterapeutai darė viską, kad tik tais palengvinti, numalšinti tą ištinimą, kuris man neleido sulenkti beveik visiškai kojos. Šeštadienį atsikeliu. Skausmo nebelikė, bet ištinimas lygiai tiek pat blogas. Bandžiau treniruotę padaryti, bet apie bėgimą nebuvo nekalbų, nes tiesiog toks didelis skysčių kiekis dešiniam kelyje, kad tiesiog buvo neįmanoma bėgti. Tiesiog. Taip, kad vakar 6 valandas praleidau medicinos punkte, apžiūros, echoskopiją, iškvietė labai kažkokį prabangų italų daktarą, kelių specialistą. Jisai sakė, kad reikia važiuoti daryti MRT, žiūrėti, ar nėra kažkokių trauminių pažeidimų. Vykau, pasidariau MRT, viskas kaip ir gerai, nerodė kažkokių traumų. Sako, teks traukti skysčius. Tai vakar lygiai 24 valandos likus iki šiandieninio pusfinaro aš gulėjau ant medicininio stalo su adata kelyje ir man traukė skysčius. Iki šiandienos aš nežinau, ar aš galėsiu bėgti, ar aš negalėsiu bėgti, ar man skaudės, ar neskaudės. Kai tik ištraukė skysčius, tai palengvėjimas tikrai be proto buvo. Ištraukė apie 120 ml skysčių. Bet matėte, aš šiandien bėgau. Nebuvau geriausiai formai, pasirodymas toli gražu nuo mano tikrosios manęs, nuo to, ko aš galbūt norėčiau, bet realybė šiandien yra tokia, kad šį sezoną man vien tik tais kliūtis ir kol kas dar nepavyko nė karto išeiti į tą tiesę, kur atrodo pagaliau užbridau iš viso to, atsiprašant, Tai va. Nepaisant visų šitų išgyvenimų, vis tiek šiandien startavai, bėgai. Ką tai pasako apie tave ir tavo kovotojos charakterį? Manęs nepalauš niekas. Nors minutėj taip aš paverksiu, aš pasakysiu, kaip sunku, pasakysiu, kaip aš nenoriu, galbūt nebegaliu, aš viską mėsiu, bet aš nusivalysiu ašaras, atsikelsiu ant kojų ir aš vėl eisiu, aš vėl darysiu. Nes žinau, kad aš galiu, aš tai turiu savyje, aš bėgau greitai. Vadinasi, aš tikrai galiu, aš tai turiu, tik reikia išlaukti. Labai didelis ačiū Ernestui, nes jis yra tas mano gyvenimo vedlys dabar, kuris man padeda nesubirėti, nepalūžti ir palaikyti save šiam beproto sunkiam kelyje. Kol nebuvo tų problemų su keliu, su kokiais lūkesčiais skridai į čempionatą, kokie tikslai buvo? Apie finalą labai tikrai nesvajojau. Nežinojau, kad tikrai mačiau realybę, kad finalas tikrai nėra man labai realu. Važiavau tiesiog bandyti daryti kuo geresnį rezultatą, pasiekti šio sezono geriausią rezultatą, priartėti prie tos 51 sekundės ribos. Tikslas buvo toks, bet vėl kaip viskas gali pasikeisti per vieną naktį. Startavai dar atrodė neblogai, ten keli šimtai metrų buvai trejetuke, turbūt distancijos viduryje pajauti, kad sveikata neleidžia geriau pasirodyti. Visą šį sezoną, nuo pat, kai tik tais grįžau po stresinių lūžių 2, tai mane vis dar kamavo labai daug pėdos skausmų, kurios man neleido pilnavertiškai visų 100% treniruotis. Norint siekti aukštų rezultatų, turėjo būti 100% savyje, be skausmų, aš buvau tik 90. To neužtenka, norint
rungtyniauti su stipriausiamis Europoje, jau ką kalbėti su stipriausiamis pasaulyje. Todėl, kaip ir sakiau, šis sezonas yra vien tik tais kliūtis, vien tik tais sunkumai. Tik atrodo pasiekiu duobės viršūnę, vėl man kažkas per pirštus duoda ir aš vėl krentu žemyn. Bet aš išlipsiu vieną dieną. Kai toks sunkus sezonas ir įmanoma į olimpinės dar prasidaro, kaip galvoju? Aš anksčiau laiko rankų nenuleisiu. Yra visas birželio mėnesis, kovosiu iki paskutinės minutės, sekundės. Ir kai žinosiu, kad aš viską padariau, atidaviau visą save, o aš tikrai atiduodu visada visų 100% save. Ne visada tai būna gana, ne visada to užtenka, bet aš tikrai atiduodu visą save. Ir iki pat birželio galo aš kabinsiuosi nagais dantim ir pavyks. Nepavyks, tai vadinasi taip turėjo būti.